aiškiai sakome, kad mes leisime kiekvienam kaupiančiajam padaryti sprendimą. Tai reiškia, kad mes leisime pasirinkti, ar toliau likti sistemoje, ar išimti, pasiėmus savo įmokėtas įmokas ir tą prieaugį, kurį pavyko per kaupimo laikotarpį uždirbti. Na ir visiems labai turbūt įdomu pats lankstumas, liekant sistemą, ar galima bus įsiimti pinigus. Tai mes čia tikrai girdime ir įvairius pasiūlymus, ir prezidentas yra siūlęs ne vieną kartą 25% lėšų leisti tiesiog išsiimti iš sistemos ir mes tą integruojame į savo siūlymus, kad 25% kiekvienas kaupėjas galės pasiimti vieną kartą, sumokėjęs gyventojų pajamų mokestį. Na, lygiai taip pat manome, kad ta kaupėjų dalis, kuriai liko 5 metai iki senatvės pensijos, tikrai ženkliai jau neprikaups tiek, kad laikyti iki paskutinės dienos ir esant tam tikram poreikiui, ta dalis visuomenės galės pasiimti sumą, kuri būtų lygi iki vieno anuiteto, taip kaip panašiai kaip ir išėjus į senatvę, sumokant gyventojų pajamų mokestį.